Tai šiandieną jums pristatysime Astos Valentaitės pamėgtą makiažo įvaizdį. Ir pradėsime nuo to, kad veiduką labai svarbu yra pirmiausia padrėkinti. Prieš makiažą mes veiduką dar ir užfiksuojam ir tuomet dengiam krempudrytę, kuri labiau suteikia tono veidui ir jį dar labiau padrėkina. Vėlgi, dengiant krempudrytę, atkreipkite dėmesį į tai, kad negalima apsunkinti paakių krempudrą, kadangi mes darysime lengvą kontūravimą ir darant kontūravimą, tose paakių zonose ir kitose veido zonose, kurias reikia išviesinti, ir tai bus dedama priemonė, todėl, kad neapsunkinti tų paakių, krempudros paakių zonoje galime nedėti. Dabar išryškiname Astos veido bruožus, ištamsinome skruostų zoną, paryškinom veido kontūrą, šiek tiek paputlinom lūpą kontūro pagalba, pasiaurinom nosytę ir paaukštinom kaktytę. Mes Astai makiažo pagrindus labai kruopščiai užfiksuojame sausom priemonėm. Vienas iš pagrindinių akcentų yra antakiai. Formuojant Astai antakius, nepabijome juos formuoti storiau, pabrėžti jų natūralią formą ir nesuformuoti jų per griežtai. Kiek įmanoma natūraliau. Ir kad antakiai atrodytų dar tobuliau, jų formą pakoreguojame su maskuokliu. Šešėliavimą pradedam nuo šviesių zonų. Išviesinam akies kamputį ir palei antakį. Ir tuomet atsimerkiam, šiek tiek pagilinam pačią akytę. Pieštukų liniją brėžiam per visą blakstienų juostą ir tuomet su šiek tiek aštresniu teptuku pieštuką išskaidome. Pasirenkame formuoti akytes ne su juodu pieštuku, o su rudu, tai turime neperiškų makiažą, lyg ir natūralų įvaizdį, ar ne, jisai nėra pertamsintas, tačiau akys yra gražiai suformuotos ir žvilgsnis atrodo gilus ir gražus. Kad akytė būtų dar gilesnė, patamsiname vidinę akies dalį. Ir makiažo pabaigoje, jeigu norisi, šiek tiek patamsiname patį akies kamputį. Makiažo pabaigai pagrindiniai akcentai. Tai yra skruostukus šiek tiek paryškiname persiko atspalvio skaistalais. Bei, žinoma, vienas iš pagrindinių aspektų tai yra švytėjimas. Kadangi šiandieninėme makiaže dominuoja šiltos spalvos ir lūpas formuosime šiltais atspalviais.